Sveikučiai, kaip jūs begyvenat, kaip laikotės? Aš tai truputį sirguliuoju, taip turbūt girdisi iš balso, bet jau sveikstu. Ir jau 5. mūsų sekmadienis kartu. Greitai bėga laikas nuo mano sugalvojimo šitos tradicijos ir tikrai smagu, man pačiai smagu. Pradedu priprasti, laisviau kalbėti ir vis pastebiu, kaip tema pati kažkaip susidėlioja per savaitę. Tikrai taip ir tada būna stipriai. Tai, kas jaučiasi, tai ir transliuojasi per žodžius. Ir man pačiai būna iš tikrųjų įdomu visą tą patirtį per savaitę sukoncentruoti į tokį verbalinį išreiškimą ir pasidalinimą. Tai šią savaitę man iš tikrųjų teko patirti nemažai kančios. Ir neišsiplėsiu, kodėl ir apie ką, bet tokia bus šios dienos tema. Kančia, dualumas ir atbudimas iš jo. Tai ši tema šiaip man ilgą laiką labai nepatiko. Kėlė labai daug tokių, labai daug jausmų kėlė viduje, labai daug pasipriešinimo ir pykčio. Ir dabar jinai man dar nelabai patinka. Bet jau tikrai jaučiuosi pakankamai susipažinusi, kad galėčiau apie tai kalbėti, pakankamai panardžiusi po tos vandenis. Ir būtent mūsų pasaulio tokia yra prigimtis, kad jis yra dualus, kad nėra vien balta, yra ir juoda, nėra vien šviesa, yra ir šešėlis. Ir šaltis prie karščio, ir skausmas prie malonumo. Tad mano patyrimu iš tikrųjų labai daug kančios mes susikeliam tiesiog priešindamiesi. Tiesiog priešindamiesi tam, kas vyksta situacijoms, pojūčiams, kažkam, kas ką daro, kas nutinka pasaulyje. Nes tiesiog mums tai kažkaip tai yra nepatogu ir nemalonu. Ir labai dažnai paprasčiausias leidimas tam būti, paprasčiausias sutikimas su tuo tiesiog būna jau neutralizuojantis įrankis. Ir ta kančia dažnai tiesiog sutirpsta. Nes energija tiesiog savo kelyje nesutinka jokio pasipriešinimo, taip tariant, teka gražiai per kokią šlangą. Gal nelabai gražus žodis, taip. Žodžiu, teka energija savo, tarkim, taku. Ir jeigu jos kelyje būtent atsiranda kažkokia mūsų reakcijos, mūsų, žinot, visas tas patinka, nepatinka, noriu, nenoriu, visas tas, kur ir atsiranda mūsų tas skirstimas prote, tas kūrimas, to dualumo prote, kuris atsiranda. Nes gamtoje tai šiaip to dualumo nėra, viskas tiesiog egzistuoja ir gamta neskirsto. Bet žodžiu, jeigu visgi betekant energijai mūsų patyrimų, mūsų kūnų, mūsų esybė atsiranda tos mūsų reakcijos, tai tolygų tarsi kažkokiam kamščiui tenais, tam vamzdyje ir tiesiog ta energija nebeprateka. Ir mes toje vietoje tiesiog pradedam jausti, kad ten po to jau pučiasi ir mes tai jaučiam kaip kančią. Nes energija tiesiog toliau nebeprateka. Ir taip aišku prisirenkam įvairiausių blokų, įvairiausių programų, tiek visam kūne, tiek šiaip karmiškai per įvairius įsikūnijimus ir iš praeities, kas tiesiog gyvena mūsų pasąmonėje, kai vėl atgimstam. Tai iš esmės dažnai tai būna pagrindinis dalykas, kaip ta kančia susikūrė ir kaip ją atkurt. Tiesiog pašalint ne tą energiją, ne tai, kas vyksta pasaulyje, o pašalint tą priešinimąsi. Tai, ką aš patyriau
kad akistatoj su tikrai intensyvia kančia dingsta dualumas. Bet ne tada, kai mes mąstom apie tą kančią, kad pavyzdžiui, oi, kiek pasaulyje daug kančios ir taip pat turėtų kažkuom tai dingtas dualumas. Ne. Bet tą akimirką, kai patiriam tą didelę kančią ir kai tiesiog nieko nelieka, kur slėptis, nieko nelieka, ką gali padaryti, ką gali pakeisti. Ir lieka tiesiog tas toks pasidavimas, tas toks pralaimėjimas, kad jau blogiau nebūna. Tada aš susidūriau, kad atsiveria labai didelis sąmonės virsmas ar sąmonės tiesiog kažkoks išsiplėtimas, lyg apšvietimas jos. Ir tiesiog būnant, besėdint toj kančioj ir visiškai jai pasiduodant, aš jaučiau, kaip verčiasi aukštyn kojom visas suvokimas apie pasaulį, kaip verčiasi aukštyn kojom visas skirstimas, visi lūkesčiai ir tiesiog jautėsi toks jausmas, kad viskas pralaimėta. Ir kas įdomiausia, kad toj kančioj aš jaučiau, tarsi būtų kažkur pravertas langas ir pūstų gaivinantis oras. Aš jaučiau tam tikrą palengvėjimą ir lengvumą, kad aš pagaliau pasiduodu. Ir net bešnekant jums geras, atėjo toks suvokimas, kad kartais galbūt mūsų sąmonė tiesiog nežino kaip ir nėra pajėgi, kaip sakiau, tą pasipriešinimą pati paleisti. Kartais ten yra tiek daug subtilių niuansų, kad galbūt mums reikalingas tas intensyvus potyris, kad jisai pats savaime tą pasipriešinimą susprogdintų. Tada energija vėl teka. Buvo ir kitų gilių patyrimų ir suvokimų, kurių metu netgi suvokiau, atrodo, visą Kristaus nukryžiavimo simboliką. Bet tiesiog jaučiu, kad dabar į tokį trumpą filmuką net neapsimoka šios tokios gilios iš tikrųjų informacijos liesti. Tik trumpai tada galiu užsiminti, kad ir kaip man anksčiau nepatikdavo ir dabar yra dalis manyje, kuriai nepatinka, kad kančia neretai yra tas tarsi sprogmuo, tas tarsi didžiulis galingas impulsas, kuris sunaikina tą pertvarą tarp dvasios ir materijos, tarp šviesos ir tamsos, tarp viso dualumo. Aš nesakau, kad tai yra būtinas kelias ir būtinas įrankis, nes visa mano širdis vibruoja vieną atsakymą, kad yra nuostabus įrankis, kuris vadinasi meilė, tačiau kančia neretai būna reikalinga tam tikroms sąmonėms, tam tikroms patirtims, tam tikriems etapams, kur galbūt tik taip mus gali išjudinti ir tik taip gali praplėsti. Labai įdomu, sapnavau prieš kelias dienas sapną. Tiksliau, ne pats sapnas buvo įdomus, bet kas nutiko. Tai sapnas buvo tikrai nemalonus, toks pusiau košmaras. Tenais turėjo kažkas negero įvykti. Ir aš tam sapne tiesiog sakau, bet juk aš sapnuoju. Tai aš tiesiog galiu paimti ir atsibusti. Ir aš tiesiog tą akimirką paėmiau ir atsibudau. Ir guliu lovoj ir galvoju, geras, dar niekad nėra buvę taip lengva atsibusti, tiesiog sugalvoju sapne. Ir aš guliu toj lovoj ir man eina toks jausmas, kad taip kaip tu atsibudai iš sapno,
lygiai taip pat gali atsibusti ir iš gyvenimo. Bet žodžiu, aš iki galo tada nesupratau, tik pajutau, kad man tikrai buvo parodytos tokios kaip duris. Kad va žiūrėk, va, tai būna. Bet kaip per tas duris praeiti, dar neaišku. Bet tiesiog duoda tokį tarsi ženklą ir vedimą. Ir tada vakar vėl prieš užmingant pradėjo eiti man visokiausi, tarsi jaučiau, kad yra ta spinta, taip tariant, pasąmoniai, kur mes laikom uždarytas duris ir ten kiekvienas turim kažkokių savo tai niuansų, baimių, kurių tiesiog vengiam per visą dieną ir nukreipinėjam mintis arba net nežinom kartais, kad ten kažką laikom, bet aš kadangi dirbu pastoviai su paleidimais, tai man ta spinta, taip tariant, labai arti manęs visada jaučiasi. Labai ten tos durelės jau lengvai atsidaro. Tai aš guliu ir jaučiu, kad nori tą spintą kažkaip atsidaryti. Tai visiškai iš oro, atrodo, atsiguliau, ramus vakaras ir man ten jau eina kažkokie baubai. Galvoju, gerai, tegul atsidaro. Nors visai norėjau kaip ir geriau pataupyti sveikatą, daugiau išmiegoti, bet galvoju, tegul vyksta procesas, jeigu jis jau natūraliai ateina. Ir paleidau, tegul galvoju, eina visokie vaizdiniai, kokie eis. Tai ten ir eina, ir visokie paranormalūs man čia reiškiniai, ir visokie ten vaidenasi būtybės, ir ten smurto scenos, ir įvairiausi tokia, atrodo, visa tamsa, kur tiesiog nesinori ir vengia jos. Ir aš nei skatinu, nei per daug į tai įsileidžiu, nei per daug į tai panyru ar kažką nemastau. Tiesiog galvoju, gerai, kiek eina, tiek tegu eina ir aš tiesiog stebėsiu. Ir kai viskas taip ėjo, tos ten pabaisos ir kas tik begalėjo, man ten lindo į veidą ir taip toliau, man buvo panašiai kaip tam sapne toksai. Ir atbudau į meilę. Tokį jausmą pajutau, kad kai viskam leidi būti, kai nelieka jokio vertinimo, jokio proto įsikišimo, ar čia dabar gerai, ar čia blogai, ar pavojinga, ar saugu, o toks, kai atsiranda visiškas pasidavimas ir leidimas, tai tiesiog atbundi į vienį, į tą, kuris tiesiog viską patiria, į tą, kurio iš tikrųjų niekas ir nepaliečia, kuriam niekas ir nėra baisu, kuriam niekas nėra neaišku ir kuriam niekas nėra svarbu. Tai buvo toks tikrai stiprus suvokimas. Ir dar sekantis suvokimas, kuris atėjo kartu, buvo ir apie kantrybę. Aš tikrai jutau savo vidum, kad tai buvo taip pat ir jau tinkama akimirka ir tinkamas laikas. Kad be galo svarbu savo tobulėjimo kely dėti savo indėlį, praktikuoti, domėtis, bet po to visa kita dalis priklauso nuo Dievo. Kada bus tas jau tinkamas momentas, kada bus tas paskutinis lašas, kurį jis mums tiesiog įdės ir jau įvyks tas suvokimas. Tai labai aiškiai gavau žinutę ir apie būtent tą tokį pasitikėjimą gyvenimu. Kad kiek jam reikės, tiek jis mus išbandys, kaip tą vinį kalamą į sieną prieš kabinant paveikslą, kad tikrai bus įkals, dar pajudins, pažiūrės ar gerai laikosi, gal dar kažkiek palauks porą dienų, kad tikrai pažiūrėtų, kad viskas tvarkoj ir tada vieną dieną paims ir pakabins paveikslą. Gražų, nuostabų paveikslą ant sienos. Tai taip ir su mumis. Mes niekad nežinom, kada gėlė sugalvos išskleisti žiedą. Niekad nežinom, kada saulė išlys iš debesų.
ir niekad nežinom, kurią akimirką mes nušvisim. Tačiau mūsų pasiryžimas, mūsų atsidavimas yra be galo svarbu, kartu su pasitikėjimu ir davimu vietos ir laisvės ir laiko ir erdvės viskam vykti taip ir tiek, kiek reikės. Tai va. O šiai dienai tiek. Ir norėjau pasidalinti iš savo šios savaitės patirčių, kurios vis dar ir tebesitęsia, labai stiprios patirtis. Ir kad visas jas kiaurai veriantis dalykas, kuris yra vienintelis pastovus ir kurį galim kibtis kaip gelbėjimosi ratą, yra meilė, taika, priėmimas to, kas vyksta. Priėmimas, net jeigu nepavyksta priimti, net jeigu piktinamės, net jeigu skauda, ir jeigu to nenorim, tiesiog pripažinimas ir priėmimas ir mylėjimas savęs visomis aplinkybėmis. Nes meilė yra tai, kas visą tai patiria. Meilė yra tas vienis, kuris nieko neskirsto ir viską myli. Tad linkiu tiesiog kasdienybėje pasitikrinti savo viduje, ką veikia ta amžinoji dalis, kuri visada buvo ir bus, kuri nekinta, kuri nesirenka ką mylėti ir tiesiog myli. Ten galim gauti labai daug atsakymų apie įvairiausias situacijas. Galim gauti nuostabų vedimą įvairiausiuose klausimuose arba tiesiog nusiraminimą ir paguodą, jeigu šią akimirką skauda ir jeigu dabar yra laikas su to pabūti. Tai gražaus jums likusio vakaro ir nuostabios ateinančios savaitės ir jau sveikinu su žiema, kaip fainiai. Tai ate.